tik gali būti taikomas įvairiems diktatoriams. Skriausti įpratęs niekudėtą žmogų, žiauriai išjuokęs jo kančią ir kraują, suspėtęs rūmos palaidūnų gaują, kuriai nerūpi, kas gera, kas bloga. Norint kiekvienas puola tau po kojų, garbina tavo išmintį ir galią, profilį raižo ant aukso medalių ir tyliai džiaugias, kad vis dar alsuoja. Saugus nebūki, atmena poetas, tu jį suklypsi, bet sutiksi kitą. Žodį ir veiksmą rasi užrašytą. Verčiau jau giedrą viduržemio rytą, kilpos šešėlis ir šakos skeletas. Nu, tos 3 eilutės saugus nebūk, atmena poetas iškaltos, o žodžiu paskutinės ne. Sakau, Brodskis sakė, kad geriau būtų 5 eilutės iškalti. Nu ir kitas eilėraštis man labai artimas, tai Milošo eiles pirmą kartą tik iš pagrindų perskaičiau Lenkijoje lankydamasis pas profesorių Janą Blonskį, dabar jau Velionį. Jis man davė emigracinę Milošo knygą, kuri buvo gana sunkiai pasiekiama kitais būdais. Ir tai knyga vadinosi Švetlo dzienė, dienos šviesa, ir ten paskutinis tos knygos eilėraštis. Man tikrai labai artimas ir aš ne kartą jo eilutes esu kartojęs pats sunkiomis gyvenimo valandomis. Tarp kitko, buvome kažkada su Milošu Santaros šviesos važiavime Tabor farmoje ir tenai kaip tik teko man Milošo paties akivaizdoje tas eilėraštį perskaityti lietuviškai. Milošas labai džiaugdavosi girdėdamas savo tekstus lietuviškai. Iš viso sakė, kad jam su lietuvių emigrantų bendruomenė daug lengviau bendrauti negu su lenkų emigrantų bendruomenė. Bet prie to mes turbūt dar grįšim. Ir Santaros šviesoj buvo Adamkaus tuometinėje vasarvietėje arba dvariuke, galima būtų pasakyti, jeigu Amerikoje būtų tokia savoka. Lankėsi jis tada 2 kartus. Vieną kartą vienas, dar prieš mano emigraciją, antrą kartą mes ten buvom abudu. Eilėraštis vadinasi Mittelbergheimas, arba Mittelbergheim, tai vietovė Elzase, netoli Strasburgo. Ir, apie, taip sakant, apie tokį laikiną pauzę, kada žmogus emigruoja ir nelabai žino, ką jis toliau darys. Vynas miega Pareinės ąžuolos statinėse, mane išbudina mažos bažnyčios varpas tarp vynuogynų Mittelbergheime. Girdžiu, kaip šaltinėlis teška lentinyn, kaip klumpės kaukšnoja gatvėj, džiūvantis tabakas palėpėje, ir slūgai, ir mediniai ratai, ir šlaitai ir ruduo šalia manęs. Dar tebesu užsimerkęs, neragink, ugnie, galybę, jėgą, dar nelaikas, daug metų gyvenau ir lyg šiame sapne jutau, kad siekiu nutolstančią ribą, kur išsipildo garsas ir spalva ir susijungia žemiškosios būtys. Prievarta lūpų man dar neatverti, leisk man tikėti, viltis jog pasieksiu, stabtelėk ir duok man Mittelbergheime. Žinau, kad privalau, šalia manęs ruduo, mediniai ratai ir tabako lapai palėpėje, ir šičia ir visur manoji žemė, kur besigręžčiau, vis vieną kokią kalbą beiškeisčiau vaiko dainelę, mylinčių šneka. Aš laimingesnis nei kiti paimsiu šypseną žvilgsnį žvaigždę, šilko klostę ties kelių linija. Giedras akylas, žingsniuosiu šlaitais, švytint švelniai dienai ir šūkių miestų lentų papročių. Ugnie, galybė, jėga, laikanti mane ant delno suaižytų raukšlėmis, nelyginant didžiais tarpekliais, iškedentais vasario vėjo, teikianti tvirtybės, išgąsčio mirksnį, nerimo savaitę. Nelaikas dar, tegul supręsta vynas, tegul keleiviai miega Mittelbergheime. Dabar paskaitysiu